Ką renkiesi geriau? Ar skausmingą veiksmą, ar rankos laužimą daryti, ar uždaužyti? Smūgiavimą vienareikšmiškai. Turi galimybę nukrityti ant žemės, turi galimybę atlaužti, prismaugti, arba pridaužyti, ką renkiesi. Smūgiavimą vienareikšmiškai. Tai čia labai dinaminė situacija, reikia žiūrėti pagal varžovo būseną, ar jisai pavargęs, nepavargęs. Imčiausi laimėti nokautų, pridaužyti. Žiaurus tu? Toks gyvenimas. Kaip pasiseks čia, kaip kovojas, čia aš nežinau. Bet jo, aišku, norėčiau uždaužyti. Taip. Išsmūgiuoti. O kodėl? Na, aš manau, kad tai yra efektyviau. Žinoma, efektyviau būtų greitai užbaigti kovą, bet žiūrovo akiai patraukliau būtų smūgiavimo veiksmas. Tada gražiau atrodo kaip smūgiavimas. Tai tu link žiaurumo. Na taip. Laušiau ranką, nes treneris tada manim tikrai apsidžiaugtų, nes sakytų, šalmonis padarei tai ką mokinomės, laužimą. 90%, vat kiek visus kalbam, visi sako pridaužyti, ne? Tai o kur tas sportinė idėja pasislėpė? Nežinau, greitai gal. Viskas labai priklauso nuo situacijos. Bet šiaip norėtųsi užmigdyti varžovą. Sveiki, esu su Danieliu Migrebliūnu. Sveikas, Danieliau. Labą. Kaip žinau, tai yra tavo pirmoji prokova. Ar tai teisingai, taip? Taip. Norėjau paklausti, kokios emocijos užplūsta, galvojant apie tai, kad tai yra pirmoji prokova. Nu, žinai, sąžiningai pasakysiu, kad vis tiek šiek tiek toks jauduliukas jaučiasi, nes, tokia atsakinga kova, pirma tokia profesionali kova, jeigu žiūrint iš to žodžio profesionalu. Nes šiaip jeigu žiūrint mėgėjų kovų, tai labai daug turės, bet dar dasideda tai, kad kovoju namie, labai daug giminių, draugų, žodžiu, labai daug tikrai ateis, kas mane palaikyti, tai vis tiek toks nedidelis jauduliukas viduje susiformuoja. Žinau, kad turi be galo daug visokių apdovanojimų, laimėjimų ir taip toliau. Koks yra pagrindinis ir tas vienintelis, kuris dar iki šiol yra išlikęs tavo širdį? Tai turbūt ADCC, tai čia graplingo bus Europos absoliutaus čempionų vardas. Tikrai vienas tokių iš stipriausių mano laimėjimų. Tai ilgai liks mano atminty ir link prie mano trofėjų, tai ta taurė visada švies. Pirmasis stovintis tarp trofėjų, tu visų taip? Jo, galima taip sakyti. Kokį tu turi slaptą talentą? Nežinau, turbūt gal treneris pasakytų, kad toks darbštumas ir disciplina pastoviai. Be darbštumo ir disciplinos nebus rezultato, tai grinai tik tai tas mane gal veda link pergalių ir į priekį. O galbūt kokią muzikos mokyklą esi baigęs, šokių kokį kolektyvą lankęs? Ne, aš tik tai sporto mokyklą baigęs, Ozo gimnaziją. O tai kaip bus, kai ateis laikas vestuvėms, vaikams, kaip išmoksi šokti? Šiaip aš jau esu susituokęs kai metai, tai šokt pašokom, viskas tvarkoja. Šiaip dar pagal specialybę geodezininkas esu, tai tokią nedidelę reklamą padarysiu, jeigu kam reikės pamatuoti pastatus, sklypus, tai skambinkite. Kreipkitės į Danielių. Jo, tikrai taip. Tai šiaip, nežinau, viskas taip ir gerai. Supratau. Žinai, dar toks nelabai, sakyčiau, patogus klausimas. Jeigu būtų taip, kad pralaimi, ar esi kerštingas? Ne, žiūrėkit, jeigu aš laimiu, aš turiu džiaugtis. Jeigu aš pralaimiu, aš mokausi. Mes iš klaidų mokomės, tai viskas tvarkoja. Vadinasi, jisai tikiuosi, kad taip nebus, bet jeigu tai bus, tai vadinasi, jis buvo geresnis tą dieną. Žiūrėsim, analizuosim tada klaidas. Bet šiaip tikiuosi, kad šiandieną pakils mano ranka į viršų ir bus viskas gerai. Mes irgi to labai tikimės, bet per spaudos konferenciją, aš kadangi mačiau pirmą kartą tavo priešininką čia, tiesiog ar kai ruošeisi, kai buvo tavo pasiruošimas, ar analizavot jį su savo treneriu, ar jisai turi kažkokių slaptų, gal ne talentų, bet kažkokių veiksmų, kurie yra nepatogus, ar kažkokie išskirtiniai? Tikrai varžovo analizė buvo atlikta, tai mes turim tokį kaip ir planą paruošę. Aišku, labai tikiuosi, kad tas planas per pirmą minutę nesudegs, bet šiaip viskas tvarkoja, jie esame išsianalizavę, jie esame paruošę tam tikrą taktiką, aišku, dabar neatskleisiu, kovoje pamatysit.
Tai va, o šiaip jo, žiūrėjom, tikrai turi jis ir stiprių pusių, turi ir silpnų pusių. Tai va, bandysim išnaudoti savo stipriasias pusės, panaudojęs ant jos silpnųjų pusių. Tai kiek save įvertintum kaip kovotoja nuo 1 iki 10? Nu, tai reikia maksimumą imti, nu, tai reikia 10. Kaip čia kitaip? Nu. Labai geras atsakymas. Jeigu aš nevertinčiau save teigiamai, maksimaliai, nu, tai turbūt aš čia su jumis nestovėčiau ir nekalbėčiau. Labai teisingai pasakyta. Žinai, dar tada klausimas, jeigu turėtum pasirinkimą. 4 šparingo sesijos, ar pavyzdžiui kova su, koks čia Lietuvoje turbūt legendinis, dabartinis mūsų, kuris šiandien irgi kovos su mumis, tai Sergej Greičiucho. Žinau, kad ne ta pati svorio kategorija, tačiau jeigu taip įsivaizduotume. Nu, su Sergejom aš gerai bendrauju, Sentimentai. Jo, tai kažkaip gal neleistų, tai geriau aš sparingus pasirinksiu. Ar tu kada nors, ar netgi ir dabar lygiuojasi į ką nors? Ar tai yra tavo treneris, ar tai būtų kažkokia, nežinau, MMA žvaigždė, McGregoras, ar kas bebūtų, ar į ką nors lygiuojasi? Šiaip tai nėra taip, kad aš lygiuojuosi, aš noriu būti tą asmenybę, gal kur ateityje galėtų į mane lygiuotis. Tai aš noriu susidaryti savo tokį kaip ir asmenybės paveikslą, į kurį po to galėtų, nežinau, ten po kokių 15-20 metų pasakyti, o, čia Danielis, aš jį žinau, tikrai gerai kovojo, fainai, šaunuolis. Šiaip viena iš mano tokių svajonių turbūt, kai aš jau pasensiu, sėdėsiu su anūkais ir sakysiu, ten, pavyzdžiui, kokias nuotraukas vartysiu ir sakysiu, žinot ką, sakau, nu va, tai aš čia buvau, aš čia padariau, aš čia nugalėjau. O jeigu man kažkas nepavyks, tiesiog galiu pasakyti, žinot, aš bandžiau, man nepavyko, bet aš būsiu su ramia širdim. Nu taip, kokie gražų žodžiai. Tada klausimas būtų, ar tu galėtum apibūdinti save 3 paprastais žodžiais? Nu, disciplinuotas, darbštus ir nuoširdus. Kažkaip šiandien visi su manim labai kalba taip nuoširdžiai, taip gražiai, o jūs visi tokie kovotojai, tokie atrodo, kai matau, kai jūs išeinat visi, ar tai būtų narvas, ar tai būtų ringas, visi pikti, susikaupę, tokie visi su manim kalba dabar taip faina, taip viskas gražu. Ne, tai matot, turigi balansą laikyti, nu, tu gyvenime turi būti nuoširdus, geras, teikti teigiamas emocijos, o narvas, nu, tai čia, kaip pasakyti, tu turi parodyti kitą pusę, turi agresyvumą parodyti tai, kad tu dominuoji. Tai va, tu paprastam gyvenime neišeisi, nepradėsi dominuoti, tai greit supakuos tave į policiją ir areštinį. O gal kažkur reikėtų ir padominuoti? Ar jau baigėsi tos dienos su santuoka ir jau viskas? Ne, aš ištikimas savo žmonai. Tai su to viskas gerai. Žinai, dar kokį klausimą paklausiu. Koks yra pats baisiausias gandas, kurį tu esi girdėjęs apie save? Nežinau, čia gal reikėtų kažko paklausti iš tikro, gal aš kažkaip nelabai mėgstu ten gal svetimų tų kažkokių ten pletkų klausytis ir panašiai apie mane. Jeigu tikrai kažką aš blogai padariau, tai labai prašyčiau žmonių, kad man tiesiai akis pasakytų. Kažkaip aš mėgstu labiau tiesą girdėti. O ten, kad iš nugaros kalba, tai čia žinot, čia bet kas gali bet ką pakalbėti. Tai žinoma. Tai va, jeigu ką, gerbimieji žiūrovai, prašome tiesiogiai kreiptis į Danielių ir jis jums atsakys. Jo, atsakysiu ir jeigu ką su sklipais kreipkite, su statinėjais, viską padėsim, padarysim, žodžiu, čia tokia reklamos pasidarysim. OB geodeziniai matavimai, aš jūs myliu. Ką norėjau pasakyti, nu tai gal nors pavadinimą kokį ar ten koks? Ne, tai tiesiog va, OB geodeziniai matavimai, viskas tvarkoja. Na va, ir kovotojas, ir geodezininkas. Gerai, dėkui. Ačiū labai. Dėkui.